Nesaldus tortukas ir žemuogių želė. Tortukas, grietinėlė ir bananas vaikščiojo visais slapčiausiais ir atviriausiais virtuvės kampeliais, ieškodami cukraus. Vargšas tortukas savyje neturėjo nė krislelio saldumo, tik cukrus galėjo jį paversti saldėsiu, kokiu būti tortui ir priklausė. Draugai laipiojo spintelių paviršiais, kabarojosi ant virtuvinio stalo, niekur nerado cukraus. Kai galiausiai jie šleptelėjo ant palangės, pamatė neįtikėtiną vaizdą. 2 mažos pelytės šokinėjo ant batuto. Priėję arčiau jie suprato, kad ten visai ne batutas, o porcelianinis dubenėlis. Dubenėlyje gulėjo rausva želė. Ei, baikite ant mane šokinėti, ar girdite? Kokios nedoros pelės. Jūsų mamytės vietoje aš gerai jums iškarščiau kailiukus, plūdosi želė. Padykusios pelytės toliau sau šokinėjo ant sustingusio želė. Vy, vy, džiaugiasi jos. Kas čia vyksta? Paklausė bananas. Oi, mane kankina, pasiskundė želė. Tuoj pat lipkite nuo jos, sudrausmino pelės grietinėlė. Tik pradėk linksmintis ir iškart barasi, burktelėjo viena iš pelyčių. Pelytės nustojo šokinėti ir straktelėjo ant žemės. Viena iš jų iškišo liežuvį ir parodė grietinėliai. O tada abi susisuko į rutuliukus ir nusirideno žemyn. Šmurkštelėjo į kažkokį plyšelį. Tiek jas produktai ir matė. Ačiū, kad nuvijote tas vandales, padėkojo želė. Tai buvo Dr. Oetker žemuogių skonio želė, kurią šeimininkė padėjo stingti ant palangės, o pelės tik to ir telaukė. Tikra tiesa, kad negalima palikti maisto produktų visai vienų, juk jiems gali kas nors nutikti, supratingai palingavo galvą bananas. Svarbiausia, kad jos pradėjo šokinėti ant manęs tada, kai dar nebuvau iki galo sustingusi. Štai, paliko savo įsispaudusias pėdutes, liūdnai tarė želė. Žemuogių želė paaiškino produktams, kad gaminant labai svarbu nesugadinti maisto. Todėl negalima krapštyti, ragauti, laižyti ir kitaip jų niokoti, kol patiekalas vis dar nepagamintas. O kaip jūs pagamino? Susidomėjo tortukas. Želė atsikrenkštė ir pradėjo pasakoti produktams, kad ją pagaminti gali kiekvienas smaguris. Tai reikia turėti Dr. Oetker pakuotę, karšto vandens ir dubenėlį. Mane pagaminti kur kas sunkiau, atsiduso tortukas. Bet užtat tu labai gardus ir apvalus, paguodė jį želė. Ne, aš labai negardus tortukas, nes vis dar nesu saldus, treptelėjo koja tortas. Želė susimastė, ilgai tyvuliavo, o tada tarė. Taigi tau reikia cukraus. Produktai prunkštelėjo, bet po to susigėdo, juk negalima šaipytis iš lėčiau mąstančių. Aš jums pasakysiu, kur galima surasti cukrų. Už tai nuneškite mane į šaldytuvą, kuriame pelytės manęs nepasieks ir nebešokinės lyg ant kokio batuto. Nudžiugę, kad želė pagaliau žino, kur galima rasti cukrų, jie trise pakėlė dubenėlį. Sunkiai pasipuškuodami nunešė jį į šaldytuvą. Želė buvo išgelbėta, o produktai pagaliau sužinojo taip ilgai ieškoto cukraus gyvenamąją vietą ir pasišvilpiniuodami nuėjo.